Jis nori išvaduoti tave ne iš vienos problemėlės, bet iš visų problemų priežasties. Todėl jis veda tam tikrų tikėjimo keliu, kad tu jį pažintum, kas jis iš tikrųjų yra. Kad pas tave atsirastų alkis ir troškimas būti su tuo Dievu, gyventi su tuo Dievu, draugauti su tuo Dievu. Ir tas tavo poreikis, išgydymo poreikis, kas dažniausiai žmogui aktualu yra, jis ateina kaip pasekmė, kai tu priimi Dievą, patį Dievą kaip didžiausią vertybę. Tu užmiršti tą savo ligą, tu užmiršti savo problemą Dievo akivaizdoj. Tu priimi Dievą kaip didžiausią laimikį savo gyvenime. Ir Dievas savo atėjimu dažniausiai atneša tau laisvę, atneša išgydymą, nes jis myli tave. Reikia laiko, reikia darbo su savim, kad išgydytą žaizdą. Reikia atvertą žaizdą prieš Dievą, išpažįstant savo bejėgiškumą ir sudedant viltis į Dievą. Bet vis tik, mes Dievo turėtumėm ieškoti ne dėl išgydymo, bet iš tikrųjų mes Dievo turėtumėm ieškoti ne dėl problemos išsprendimo, bet dėl pačio Dievo, dėl tiesos. Suprantat? O su juo ateina kaip pasekmė tavo gyvenimo perkeitimas. Nes jeigu mes su išskaičiavimu ateiname pas Dievą, laukdami tik stebuklo, bet nenorėdami jo paties priimti, nenorėdami atiduoti jam savo gyvenimo, nenorėdami kentėti operacijos skausmo, mes suvedžiojam save, apgaunam save. Blaivų gyvenimą aš vertinu su gyvenimu tikėjimu. Aš esu pašauktas gyventi tikėjimu. Kaip pirmas žingsnis yra supratimas, kad esu priklausomas, bejėgis prieš savo problemą. Aš turiu savo išpažinti. Aš esu bejėgis prieš netikėjimą. Esu bejėgis prieš nuodėmę. Aš priklausomas nuo nuodėmės. Gyventi su Dievu. Aš suprantu, kad mano gyvenimo tikslas čia žemėje pažinti Dievą. Pažinti Dievą kaip meilę. Patikėti tuo Dievu. Patikėti tą meilę. Priimti jį į savo gyvenimą, į savo širdį. Leisti jam užpildyti mane ir gyventi juo, gyventi meilę. Kai aš pradedu gyventi su Dievu, nuo tos akimirkos aš pradedu gyventi amžiną gyvenimą. Mirties man nebėra. Kūno mirtis tai tik virsmas, perėjimas į kitą lygį buvimo su Dievu.